Sveiki. Antrąjį žiemos mėnesį mes susitinkame kolekcijoje žieminių kviečių, kurioje yra atliekami tyrimai. Toliau apie tai papasakos mums Gintautas Jasevičius. Norėčiau šiek tiek apie veislės papasakoti istoriją, kaip kito žemkentiškumas žieminių kviečių veislių. Skaitant literatūrą, nuo 1960 metų maždaug žieminių kviečių selekcija kito intensyviai, ypač žemkentiškumo atžvilgiu. Pirmiausia, buvo randama tai ir nustatoma tyrimuose, kad žieminiai kviečiai prie -16 laipsnių temperatūros, jie dažniausiai jau būdavo pažeidžiami ir nebežiemodavo. Aišku, tai yra besniegės žiemos padariniai, bet selekcijai einant dideliais šuoliais pirmyn, praėjus 40 metų maždaug ar ne nuo tų tyrimų, mes turime jau rezultatus tokius, kad veislės žiemoja net imtinai veislės, kokia jinai yra, kokia selekcija yra vykdoma, net iki 25 laipsnių šalčio gali žiemoti besniegėmis žiemomis. Šią temą ir dirba Dotnuvos specialistai, kuriuos mes šį kartą ir pakalbinsim. Vieną iš jų gal pakalbinsim, kad trumpesnis būtų mūsų video reportažas, ką jie atlieka ir ką šitą šaltą, bet gražią žiemos dieną, šeštadienį, veikia bandymuose. Taigi, Gintautai, tai kokius darbus atlieki ir kokius tyrimus tyri, jau turbūt ne pirmi metai, ar ne? Jo, ne pirmi metai, mes privačius savo veislių bandymus pradėjom nuo žieminių kviečių veislių bandymo ir tą darom nuo 2016 metų. Ir kiekvienais metais, jeigu tik yra galimybės, jeigu tik yra sąlygos, tenkiamės pasitikrinti žieminių kviečių veislių žemkentiškumą, nes šitam bandyme vienas iš pagrindinių mūsų tikslų ir yra įsivertinti, atsirinkti kuo žemkentiškesnės veislės. Tai va šiandien ir yra vienas iš tų darbų etapų, kai matom, kad pagal prognozes ateina didesni šalčiai, todėl nuo žieminių kviečių veislių bandymo pirmo pakartojimo pusės laukelio tiesiog nuvalom sniegą, kad atidengti augalus ir kad jiems sudaryti kuo ekstremalesnės sąlygas ir kad kuo stipriau paveiktų tas šaltis. Aišku, nežinom, kokį tą šaltį turėsim, bet tikimės gauti kažkokį. Pernai grūdo kelio metu, ar ne, 2020 mes kasėme sniegą, buvo 15 cm, lapkričio mėnuo, ne, gruodžio mėnuo buvo, taip, 14 dieną kasėm. Ir po sniegų nebuvo įšalo, ar ne? Taip. O šiandien mes, ką Gintautai, išsikasėm ir ką pamatėm? Kiek centimetrų? Pamatėm, kad apie 10-12 cm turim įšalą. Taip, ir jau uždengta labai puria sniego danga, o pernai buvo jau, atsimenat, mes kasėm ir buvo tokia pluta susidariusi viršuje. Sniegas jau buvo sustingęs, čia kadangi turim visai šviežų sniegą, mes turėjom jau planų ir minčių, kad kast vakar, bet tiesiog iš ryto iki pietų dar turėjom snygę, dar snygo sniegas. Gerai, dar Gintautai pasakykit, išgirdau, kad nuo 2016 metų atliekat šitos tyrimus žemkentiškumo. Taip. Per kiek metų pavyko nustatyti, buvo tokie kritiniai susidarę, kad galėt nustatyti tikrai veislių žemkentiškumą? Kiek kartų tai buvo? Turėjom du kartus, du metus, tai 2016 metais ir 2021 metais. Jis buvo nepalankus metai kviečiam tada žiemoti. Jo, nes tada tiesiog turėjom tų didesni šalčiai buvo, nes kitais metais buvo metų, kad iš vis net nedarėm tokių kasimų, nes nebuvo prasmės, nebuvo sąlygų. Arba buvo metų, kada darėm tokius sniego nuvalymus, bet tiesiog buvo per mažai matyti šalčio. Tai gerai, tai dabar pasakyk man, etana kaip žiemojo? Puikiai. Etana žiemojo puikiai, gerai žiemojo. Gal dar kokių pastebėjimų turi? Kaip ir daug kitų. Mūsų esmė šitam bandyme yra naujų veislių atsirinkimas. Tai stebim, žiūrim, kaip kurios naujas veislės, kurios yra žemkentiškiausios, šito etapo tikslas atsirinkti. Tai tiek 2016, tiek 2021 matėm tikrai tų
perspektyvių žiemojimo atžvilgių perspektyvių veislių jų buvo, bet aišku buvo ir tų, kurios visiškai neperžiemojo. Na, dar šiek tiek, žinot, ką papasakojom, Gintai, vis tiek matavom mudu cukrų, ar ne, rudenį. Tai aš dabar gruodžio 29 dieną padariau paskutinį matavimą ir ką aš pamačiau, kad žieminiai kviečiai yra pilnai pasiruošę žiemojimui. Visiškai išsistūmė vandenį, va tą, ką atsikasėm, irgi jie sausi. Labai sunku buvo sutrinti tą žaliąją masę, susitrynėm, tų sulčių mažai, ne tai, kai buvo rudenį, kai aš dariau lapkričio 7 dieną, dar dariau tyrimus cukraus. Tai rodo, kad žiemkenčiai jie yra pasiruošę. Ir dar kas buvo įdomu, žinokit, nuo lapkričio 7 dienos iki gruodžio pabaigos, ką jie darė, jie vystė šaknį. Buvo šilta ir užaugo šaknis dvigubai didesnė. Ir ištikrūmijimas, nu, aišku, jeigu šaknis auga, tai ir krūmijimas, žinai, vyksta visą laiką. Tai va, tai tokios pastebėjimus mes turim, tai kaip ir galim pasakyti, kad augalai žiemojimui yra pasiruošę, o kaip atidengti pasėliai po to, ką parodys, mes pasakysim. Parodys laikas, tiesiog pamatysim. Taip, seminarų metu ir, aišku, Grūdo kelias 2024 lauko dienos metu. Tai ačiū Jums, mes atsisveikinam iš Kėdainių rajono ir iki kitų susitikimų.